Vargu ar atsiras daug žmonių nemėgstančių vyšnių ar trešnių. Tik tai, kad pasimėgauti šiomis uogomis šiek tiek trukdo kauliukai. Bet jie pasirodo yra tikrai naudingi. Ir štai viena Vilniečių šeima prisiminus senovinį liaudies receptą pradėjo naudoti būtent vyšnių kauliukus terapijai, masažams ir įvairiems negalavimams lengvinti. Nuplautus ir išdžiovintus vyšnių kauliukus pora subėrė į pagalvėlės ir dovanoja jas mažylius auginančioms šeimoms. O tokios pagalvėlės ir šildo, ir gali šaldyti, o prireikus net ir pakeis barškutį. Ir mūsų kolegė Asta Dudurytė išbandė daugiau vyšnių kauliukų teikiamos terapijos malonumų. Tai pasidarom savo vyšnių tako, basakojų taką. Vaikščioti ant vyšnių kauliukų nėra taip ekstremalu kaip ant akmenukų ar kankorėžių. Bet masažo efektas panašus. Tad neskubėkite išmesti vyšnių kauliukų. Jie tinka ne tik pėdų masažui. Močiutė man šitą savo paslaptį išminti dalinasi. Ir jeigu prisimintumėm tokias kaip yra ir druskų pagalvėlių, grikių, kruopų pagalvėlės yra, tai lygiai taip pat yra ir vyšnių trešnių kauliukų pagalvėlės. Gal kažkada iš jaunystės esate ir kompresus bulvių naudoję, esate trauklapius naudoję, gysluoti dėdavotės ant kažkokios savo įsibrozdinančios vietos. Tai lygiai grečiai taip pat yra ir vyšnių kauliukai, kurie ką daro, išlaiko šilumos šaldymo terapijai padedantis yra. Vyšnių kauliukų iniciatyva gimė prieš 4 metus. Pradžioje įsitraukė žmona, mama. Močiutės patirtį Robertas ėmė realizuoti gamindamas vyšnių kauliukų pagalvėles. 4 metus renku vyšnių trešnių kauliukus, kurie, kaip matote, čiupinėjant, liečiant, mes girdime garsą, girdime tą pojūtį, girdime tarp pirštų pasičiupinėjimą, tą sensoriką girdime, kaip maloniai, jie lytėjimui malonu yra. Čia kaip peleniai, išberėt viską ir liepėt surinkti, ar ne? Panašiai. Robertas masažuotojas, žino, ko reikia pacientui, ypač jei tai kūdikis. Jo sumanyta iniciatyva skirta stokojančių šeimų mažyliams. Tai yra pagalvėlė pripildyta vyšnių trešnių kauliukais ir orientuotas daugiau į nepasiturinčių šeimų, į stokojančių šeimų naujagimius ir į jų mamas, kad dovanok vyšnę galėtų padėti tom šeimom ir mes ir esam dėl to nepelno siekianti organizacija, kad padedam kiek su reabilitacijom, su masažais, kineziterapijom ir kviečiam juos atvykti, sveikatintis ir kad tas visas asistatymas po naujagimio gimimo kiek mamai padėtų, o naujagimis kaip tik turėtų tą įrankį, kad galėtų mama jam padėti. Kitaip tariant, mano rankose yra pagalvėlė, kuri net 3 ir gal daugiau funkcijų atlieka. Tai ir šildyt gali, ir šaldyt barškutį dar atstot, ar ne? Turime. Ir tai turime barškutį, įsivaizduokitas. Tai pritaikyti galim ir naujagimiam, bet taip pat pritaikyti galim ir vyresniam žmogui. Mažyliai labai patinka garsas. Mažyliui labai svarbu ugdyti motoriką, tai ką mes ir darome ir čiupinėjame jos. Ir mažyliui, kai susidaro pilvo dykliukai skausmai, pilve dantų augimas, ar kažkur tiesiog įsitrenkia mosikuodamas, tai ją pašildžius arba pašaldžius, jinai labai tvariai ir ilgai išlaiko būtent tą šilumą arba šaltį išlaikant yra. Robertas jau užsiminė, kad pagalvėlės tinka ir suaugusiems, kompresams ir įvairiems negalavimams palengvinti. Turėjau vienu metu labai stiprią temperatūros, man galvoj karštis didžiausias, tai iki 2 valandų palaikyti šaldymo kameroje. Jinai ką daro, tai jinai labai išlaiko šaltį, nėra, kad jinai išlaikys 3 valandas, bet visą gerą pusvalandą jinai tikrai išlaikantis yra. Tai ką aš tiesiog dariau, dėjau ant galvos, ją laikiau, šaltis stimuliavo vėsinimą, ką po to dariau, tryniau savo į pakaušinę dalį galą ir tokiu būdu ir gavau savo ir dar masažą. O šildymo funkcijas, tai vėl, jeigu aš turiu didelę raumenų įtampą ar pilvo pūtimą susidarančius, tai turint orkaitę, mikrobangų krosnelę arba dar yra tais garais vėsinantis, tai tiesiog tada reikėtų labiau į maišelį juos įdėti, o jeigu mikrobanginiai, tai padės ant lėkštutę ir ne ant maksimumo, nes
tai nes po to gali išdegti, bet čia yra vis dėlto ir medvilnė ir linas yra naudojamas medžiagos, kad atlaikytų ir būtų tvariau ir tam naujagimiui maloniau laikyti šitą pagalvėlę. Tai pašildžius iki 2 minučių, pašildžiusi, uždėjus ant tau ar ant pilvo, ar ant alkūnės, ar ant peties, kur tau yra įtampo zonos, skausmo zona, tai ką tai daro, ilgai išlaiko šilumą. Ir šiluma, kaip visiems malonu šiluma yra. Ir jeigu mes kartu dar patrintumėm, tai šilumą greičiau įsisavintų ir dar kartu ir judesys vyktų, tai mankšta ir savimasažas. Pagal laikrodžio rodykį. Pagal laikrodžio, kad ramintas. Taip. Bet jeigu neišeina tuštintis, tai biškitų, kad priešingą pusę pastimuliuoju, kad toks pasipriešinimas ateitų. Truputį provokacijos lengvos yra ir tada vėl raminimam duodam pagal laikrodžio rodykį, kad pagal storai einant žarnyną, kylant ir horizontai leidžiant, kad būtų tas šalinimas. Visas Vyšnių kauliukų projektas bendruomenės iniciatyva. Per mažiau nei metus prie iniciatyvos prisijungė daugiau nei 400 žmonių, o iš viso buvo surinkta per 200 kg vyšnių kauliukų. Tikrai yra challenge'as ir iššūkis, kai atvažiuoja, tokie šiek tiek, čia dar labai gražus iš tikrųjų, bet kai atvažiuoja tiesiog šlapiai ir tas skystis, tas pats jo kaulo, ta mėsytė dar yra neišdžiūvusi. Ir atvažiuoja tokie, ir kad visa tai vyktų, kokie čia yra švarus, išplautus, tai šiais metais susidūriau su iššūkiu, kur reikėjo realiai pačiam vos ne 200 kg apdoroti, užmerkus laikyti, virti, šveisti, tai buvo ką veikti. Tikrai buvo ką veikti. Tai kviečiame savanorius, kviečiame žmonės, kurie norėtų prisidėti fiziškai, emociškai palaikantis mumis šiai kelionėje, tai būsim jiems tikrai labai dėkingi. Asta Dudurytė, Vilius Tucėnas.